sensacinga istorija. Istorija apie žmogų ir daiktą. Neregėto masto skandalas sukrėtė visą Seimą. Į šią Lietuvą sudrebinusią istoriją įsipainioja net aukščiausi pareigūnai. Mūsų laida seka karštais pėdsakais ir mes išsiaiškinsim šią istoriją iki galo. Seimo koridoriuose mes sutinkam pirmąjį žmogų susijusi su šiuo neregėto masto skandalu, sudrebinusiu visą Lietuvą. Atsiprašau, gal galite pakomentuoti? Pakomentuokit plačiau, prašau. Ką pakomentuoti? Nu viską pakomentuokit, ką žinot. Gal kažkokį konkretų dalyką ar ką viską, ką žinau? Taip, galite konkrečiai pakomentuokit. Nu tai kaip, pavyzdžiui, dabar yra jau ateina būtent šildymo sezonas artėja, iš karto išlaidų padaugėja. Yra dabar mūsų susirinkimas. O ką apie tai galėtumėt pasakyti? Nu, kaip reikia renovuoti, reikia daug labai pastatų renovuoti, mokyklas reikia renovuoti, vaikų darželius reikia renovuoti. Tai galima apie... Kodėl jūs slepiate viską dabar? Neslėpkite, pasakykit visą tiesą ir komentuokit visiems apie tai plačiau. Nu, aš savo asmeninių dalykų čia kaip ir neturiu čia ką pasakot, nes aš atstovauju vis tiek žmonių interesus. Kam atstovaujat plačiau? Pirmiausia, tai atstovaujam Lietuvą, rinkėjus, kurie mus išrinko, o... Ne, ką aš čia turiu, ką? Aš negaliu komentuoti, nes... O ką aš čia galiu pakomentuoti? Ką aš čia koks sporto komentatorius, ką aš čia klausiu nesąmonę kažkokį? Neslėpkite. Ką jūs visą žurnalistai kažkokie tokie keisti klausimai, pakomentuokit. Tai varžybas aš kai vesiu, tada gal pakomentuosiu, ką aš čia klausiu, nes aš neturiu ką pasakyti. O ką jūs slepiate? Ką slėpinį žaidžia? Teikit paslėpkit už stulpo ir sakysiu, slėpiu, aš ten žurnalistai, nu aš pavesiu, prašau. Nu ko slepiate? Pakomentuokit plačiau jūs. O štai ir antrasis šio neregėto masto skandalo, sudrebinusio visą Lietuvą, dalyvis. Ką slepiate? Ką slepiam? Mes nieko neslėpiam. Mes visą laiką atviri, žiūrėkit, ir jūs atėjote, jūs galite klausti, jūs galite komentuoti, galite klausti. Visą laiką mes jums viską atsakysim, mes niekada niekur nieko neslėpiam. O jūs ką galite pasakyti? Tai mes jums taip ir sakome, kad mes jums niekada nieko neslėpiam, tiesiog kūrėm įstatymus dėl mūsų rinkėjų, mes dirbame. Pakomentuokit. Aš ir komentuoju, kad mes dirbame Lietuvos labui visą laiką, Giedriau Savickai. Ir mes... Dabar negaliu kalbėti, interviu duodu. Perskambinsiu, iki. Tai pakalbėkit. Tai mes pakalbam, tai tu gali normaliai užduoti klausimą, kad aš galėčiau tau kažką pakomentuoti. Plačiau. Ką plačiau? Tu man... Nu, palauk, aš toj perskambinsiu, toj ateinu. Tu gali normaliai užduoti klausimą, kažkokį tai normalų klausimą, kad aš tau galėčiau kažką tai atsakyti. Ką jūs apie tai galvojate? Tu... Pakomentuoti. Aš tavęs maldauju, nu tu gali, aš jau noriu tau pakomentuoti kažką, tu gali manęs normaliai paklausti kažkokiu tai klausimu. Plačiau? Kas plačiau? Nu, tu užduok normalų klausimą, bet vardo paklausk. Nu, tu gali kažką tai normaliai užduoti, kad aš galėčiau tau atsakyti kažką tai. Ką jūs apie tai galvojate? Nu, ką jūs apie tai galvojat? Nu, tu paklausk, nu, prašau, aš tavęs normalaus klausimo. Nu, jūs visi kažkokie tai prisigalvojat, prikūrėt kažką tai, bet paklausk. Pakomentuokit, prašau. Nu, ką aš tau galiu pakomentuoti? Nu, paklausk ko nors, nu, maldauju. Koks būtų jūsų komentaras? Mes šią istoriją dar ilgai prisiminsim ir nepaliksime jos likimo valiai. Viskas. Laidą baigiam, tyrimą tęsime kitose laidose.